Labą dieną visiems, žvejybos epizodas. Rudeninis ar kažką pagausim, nežinau, bet esam štai tokioj vietelėje. Čia pavysinė yra, tai mano mašina. Greitas pasakymas, ar esu čia kada nors žvejojęs ir ar esu čia kada nors pagavęs. Slidokas tiltelis, vandenukas skaidriukas, čia esu žvejojęs. Čia žvejojau prieš gerą nepilną mėnesį. Kažin pavyks atspindžius nuimti vandens. Ką turiu omenyje apie atspindžius, toj suprasit, nes mes tokius akinukus turim iš Deeperio. Žodžiu, toj parodysiu. Šį epizodą pristato ir Deeperis, bet aš jau čia ir matavęs šitą ešeriuką esu. Nedidelis, lydeko ešerių čia yra. Praeitą kartą, grinai va čia nuo tiltelio. Aš cuk, kelis metimus ten dariau. Tai buvo turbūt vienintelė diena, kai aš variau pažvejoti, bet nefilmavau. Na, bet su telefonu buvo užfiksuota keletą kadrų. Taip, atkelę, čia pagavau tokį ešerį. 3-2 comai gal buvo. Tai aš tikiuosi šiandien pagausim kažką didesnio. Turiu pasiskolinęs ir valtelę, bet startuosim tikrai taip, kaip aš praeitą kartą. Aš mečiau kelis metimus čia. Dar buvo 3 lydekus užkibusios, kurių nepavyko ištraukti. Ir ten porą mano snapino šalinį ir taip toliau. Jo, čia slidu. Gerai. Ir dar įrašinėjau, nežinau, ar kokybė keičiasi ar nesikeičia. Esu atsinaujinęs kamerikę. GoPro 12. Pagaliau. Visas GoPro turėjau nuo 1 iki 9. Ir tada padariau pertrauką. 10-11 neturėjau. Ir dabar jumpinom į 12. Visai smagu. Žodžiu, mašina ne pati švariausia. O, vaikinė. Grįžus iš karto į plovyklą. Įrangėlė mano. Droniukai, viskas čia paruošta. Čiki. Valtelė yra čia. Ir iš karto, sakiau, Deeperio parodysiu. Žiūrėkit, jie turi High Fish Spotter naują dalykėlį, tai yra jų, tai galima sakyti, yra jų gift packas, akinukai ir kaklaskarė. Ateinant rudeniui labai gerai, einam, žiūrėk, taigi mes čia turim staliuką, viską išsimatuojam, viską pasidarom. Ir grėblį turim, galim pagrebliuoti. Nu, gerai, ką mes turim šitam packe? Buvau jį atidaręs. Gerai, išsitraukiam šitos akinukus ir aš noriu eiti jos pačiaki. Jų principas yra, aišku, dabar saulės nėra, bet ateinančiam sezonui, ateinančiai vasarai, pavasariui arba šiaip rudenio dienai, kur bus saulėta. Ir jūs, vėl čia nepaslydau, jūs galite matyti, jis nuima visus atspindžius. Pavyzdžiui, dabar dangų mes matome. Vaikinė. Tai kažin kaip aš atrodysiu, kaip su greičio akiniais atrodau. O ne, dar padoriai visiškai. Oh man, aš matau žuvis. No way. Kaip? Aš suprantu, čia yra poliarizuoti stiklai, bet taip gerai. Palauk, jeigu uždėsiu ant GoPro, kažin, išeis pamatyti. Nežinau, ar pavyksta, gali būti matosi atspindžiai vis tiek. GoPro lenzė tai ne akis, bet akims tai gerai. What? Jūs galite griebti visą peką, čirpą antrą ir šitas visas pareina dovanų kartu. Tai per linką video aprašyme, arba tiesiog jau ant kompo žiūrit su telefonu, nuskanuokit šitą QR kodą ir viskas. Šitas pekas kainuoja 106 eurus ir jisai po free. Ir dar greitai spoilas. Stebėkit mano epizodus, stebėkit Instagramą ir viską. Mes darysim vieną giveaway su Deeperiu. Stebėkit areną. Gerai, einam susirišti meškerę ir darysim pirmosius metimus nuo kranto. Varom. Jau akinukų net nebenusiimsim toj. Viskas kietai. Gerai, dar norėjau vieną kebra dalyką greitai parodysiu iš karto. Atsinaujinau meškerykotį savo. Man šitas žvejybos stilius labai pradėjo patikti. Nei tai dropshotinimas toks, tas vadinamas tandemas, kur 2 kabliukus rišu. Ir praeitą kartą čia pagavau kotą atsinaujinau. Kadangi filmavau vieną epizodą Anykščiuose. Jo dėja neišleisiu, nes nieko nepagavau. Tik atvykęs į žvejybos vietą, uždėsiu jums intarpą. Atsitiko toks smagus dalykėlis, kai aš norėjau tai padaryti. Norėjau šitai padaryti, bet buvau priveržęs rytės bugnelį ir greit tempiau ir meškerę snapinu. Turiu ant video. Greitas pademonstravimas, ką užsidėjau ir einam porą metimų padaryti kol kas. Jeigu pradės lyti, reiks laukti, kol nustos, nes mačiau apatinis, offsetinis kabliukas kažkaip uždėtas ant šito, viršutinis, dropshotinis toks, setupas labiau toks. Nežinau, kiek čia GoPro mums fokuso duoda. Truputį pradeda lynuoti, bet mūsų tas truputį negazdina, nes gero pusvalandžio bėgi žiūrėjau orus, gali būti ir stipresnis lietutis. Tai mes galim prisėsti, pavalgysim tuo metu ir tada jaučiu prisipūsim valtį ir plauksim, nes po to turi nustoti. Čia lapai krenta. Ten vėjas pučia. Pasidėsiu aš GoPro turbūt pirmam kartui čia. Jeigu pagausiu, tai pagausiu. Pirmieji metimai. Praeitą kartą pirmuoju metimu mečiau ir iškart buvo kibimas. Ir patį viduriuką. Bandom.
Aha. Na, dabar nieko nepajutėm pirmojo metimu. Geras, šiandien nėra šalta. O, kas čia buvo? Kažkoks mažas ešerys gal puolė. O. Čia galėjo būti žolė. Nuplaukė neblogai. Lauksim kibimų. Taip galvojau, kad žolelį kabinu ant viršutinio kablelio. Nu ką mėtom, kol nelyja? Beautiful. Kol kas jokio kibimo. Pradėjo šiek tiek linuoti, nestipriai, bet turėtų praeiti. Tai einam užkasti ir plauksim gaudyti ešerių lydekų. Tikiuosi pagausim kažką. Nu va, prisipučiau valtį, o įsilėjo kaip reikiant. Laukiu. Jeigu rimtai pagal orų prognozę, turėtų už gero pusvalandžio nurimti. Laukiam. O per lietų būna kimba, lietaus metu. Padėsiu kamerą ir nubėgsiu nuo lieptelio. Gal baisiai nesulysiu, bet jeigu kažkas užkips, tikrai atnešiu jums parodyti. Važiuojam. Nu ką, plaukiam. Meškerytė good. Atsispyrimas buvo padarytas. Iškart vėjukas nurimo. Viskas pasitaisė taip gerai. Tai ką, varom iškart į tą kraštelį, kur yra didesnė tikimybė rasti didesnės žuvies, nes ten gylis didžiausias. Bandom atrasti tą ešerį. Kadangi ežerėlis tikrai nėra didelis, aš čia neturiu jokio inkaro, tai matysiu nudriftinu, pasiirkluosiu, bet čia bus toks standartinis pamėtymas. Nu ką, ir žaidžiam. Yra. Žuvis. Pirmas metimas. Ir čia rimta. Kas čia lydeka? Jop. Lydekaitė. Pirmų metimų. Štai. Lengvutė, gražutė. Parodžiau. Dabar bandysim ją pasimti susitaliu. Ir geresnį kadriuką. Hop. Pradžio galvojau. Užkibau žolės. Iš pradžių pagalvojau, viskas. Mano žvejybos epizodas, čia jau šitie akiniai, tu skraidai, viską žiūri. Mano žvejybos jau yra happy, nes aš žuvį turiu. Ir pirmas metimas. Nu, dabar tik tais tu man, panelė, prašyčiau jokių kabliuko triukų nedaryti. Aha, nesipurtai. Noriu parodyti dar kaip va kabliukas. Visiškai į šoniuką. Ir gerai, kad nenukando mano. Nu va, jau senai buvau lydekaitę pagavęs. Oi, labai lengvai. Nu, gražuolė. Po valtim. Geris. Pirmoji šiandienos žuvis. Jau linksma. Po valtim slepiasi. Žiūriu, atplaukė vėl. Patiko jai čia? Tokia ramiai dar aplink valtelę. Ne, aš jos ilgai laikiau, kad jinai būtų pavargus. Aha. Me happy already. Gerai, masaliukas reiškia šitas visai smagiai suveikė. Ant abiejų tamsesnį užsidėjau ir kibimas buvo ant apatinio, kur yra ta vadinama čia buraš. Nu ką, tikrinam. Pirmų metimų. Tik atplaukiau ir kaip matėt. Bet tokia rami, daug jėgos. Ruošiasi jos jau žiemai, ne, jau gali po truputį sezonas ir baiginėtis, ne? Kada baiginėjasi jau lydeko? Ešeriai iš vis dar kimba, pučia mane vėjas. Pučia į krantą, galim bandyti. Kur nupūs, tai ten ir plaukiam dabar. O, štai ir saulė išlindo. Akiniai tarnaujasi. Super. Dar jeigu greitai paminėti apie šitą giveaway, kol kas 100% info negaliu atiduoti. Plauksit gal į tą kraštą, ten mažiausiai vėjo, man atrodo, ten ir giliausias kraštas yra. Ten ir gal pagausim dar žuvės, o jei ne, nu, epizodas nėra nulinis.
Jau dėl to džiaugiuosi. O kalbant apie šitos akinukus, kaklaskarė, aišku, man dabar kaklaskarės nereikia, bet jinai nuo šalčio, nuo vėjo, žiemą superiniai tarnausis. Žiemą turime irgi epizodų. Vis klausinėjo žmonės manęs, Simai, ar darysi epizodą ant poledinės žuklės? Žinoma, darysim. Tai jeigu dar nesat pasubscribinęs mano kanalo, dėl kažkokios priežasties, galite tai padaryti. Čia bus ir laisvalaikio, ir žvejybos, ir visokių video. Atskirai, ką aš veikiu, kai nesėdžiu prie kompo. Visa jėga, varyti pažvejoti. Matau visus vadinamus zacepus. Mačiau vieną rastukas po vandeniu, tai to vietą jau geriau nemesti. Hibridę, pasispauskit linką, pasižiūrėkit. Jūs galite šitą visą 106 eurų vertės akinius ir kaklaskarę peką nusipirkti, arba galite gauti visą jį nemokamai, jeigu imat per linką čirpą antrą. O čirpas mano antras jau ne vienam epizode matėt, kaip aš matuoju, kaip aš čekinu gylius, kaip aš čekinu dugną, kaip aš ieškau žuvies. Vertas dėmesio produktėlis. Nu va, čia jau dugną dematau ir pagal dyperį, kaip buvau praeitą kartą atvykęs čia, kiek matavau. Galima ir per appsą, aišku, pasižiūrėti, gal įmėsiu screenshotą. Čia yra giliausia vieta, bet va čia ir pagavau tą leidaką, dabar grįžom atgal, nu tai bandom. Jo, inkariuko norėtųsi, inkariuką reikėjo pasimti. Žinai, kaip ir pradės atrodo, o tie akiniai, blogiau reikia nusimti akinius, be akinių geriau matysiu ir nieko nebematau. Nerealu, kibimas. Besileidžianti masalą, ką tik ėmė. Oho, čia jau iš vis skaidrus dugnus matome, bet čia jau mes beveik krante. Eina sau, aš negaliu patikėti, kaip gerai viskas matos pavandė. Aš žuvį galiu pamatyti. Jis dėl to ir vadinosi Fish Spotter. Eik tu savo, jeigu čia tupėtų žuvis, aš ją ryškiai matyčiau. Nu bandom dar nors vieną žuvį, nes čia jau mėtau ir tas kibimas toks. Pirmo metimo atplaukus buvo, o tu dabar tarsi pabaiga. Hebra, o erkių dar yra? Ir ar erkės gali skraidyti? Ar erkės gali turėti sparnus? What the f*** is that? Nes vaikštų kaip erkė, bet turėjo sparnus, aš jas nutraukiau dabar. Man reiks komentarų iš jūsų. Nežinau, čia buvo erkė ar ne erkė, bet galva, nu, kadangi valtelė esu pasiskolinęs ne savo, būtų idealiausiai turbūt neužilgo ir lipti į krantą. Kol tokia menka saulelė pro debesis šviečia, aš galėsiu ją lengvai išsidžiovinti. Aš manau, čia gerbėmieji mes ir atsisveikinsim su šiuo epizodu. Džiaugiuosi, kad radau dienelę, kai buvo visai nešalta, net striukės nereikėjo. Tai buvo smagiai pažvejota. Buvo viena lydekaitė pagauta, nors bandėm žvejoti ešerius. Būna taip, būna, kad ir nieko nepagauni. Tai aš džiaugiuosi, kad galėjau parodyti bent vieną žuvį jums šiandien. O dabar hibrida, kam patinka šitie epizodai? Spaudžiam laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Ir žinoma, iki metų galo 20 000 subscriberių. Jeigu padarom 20 000 subscriberių, bandysim padaryti kuo daugiau epizodų iš žieminės žuklės. O dabar reikia įtaikyti gerai krantą. Ir... Čiau.